Seimo kanceliarija dalį savo automobilių vėl perdavė kovojančiai Ukrainai, šįkart Chersono miesto ir Žitomiro srities institucijoms. Seimo kanceliarija nuo pat pirmųjų plataus masto karo dienų aktyviai dalyvauja humanitarinės pagalbos Ukrainai veiklose. 3 lengvuosius automobilius ir mikroautobusą į Lietuvą specialiai atvykusiems ukrainiečiams perleidžia Seimo kancleris Algirdas Stončaitis ir Seimo kanceliarijos atstovai. Tai yra iš visos širdies, tai yra nuo mūsų visų. Simboliškai dar kartą parodykime, kad pagalba reikalinga, iš kitos pusės parodykime, kad mes norime, galime ir tą tikrai darysime. Tai yra jau, matyt, 10-oji, 15-oji pagalba, taip įvairiai padėjom. Ir transporto priemonės, taip, kaip šiandieną 3 BMW automobiliai, 1 mikroautobusas. Ir tikrai tų pagalbų Ukrainai iš mūsų kanceliarijos bus ir daugiau. Labai yra džiugu, prisiminkim prieš Kalėdas mūsų kanceliarijos darbuotojai. Tokie iniciatyvūs, rinkom labdarą, išvažiavo berods į vaikų namus. Ir tų iniciatyvų padėt, pagelbėt, jų yra. Ir svarbiausia, kad jas palaiko visi. Ir visi nuo širdies tą daro. Čia yra svarbiausia. Kaip sako, paramą priėmę ukrainiečiai, priešakyje dar labai ilga kova iki pergalės. Bet kokia Lietuvos ir jos žmonių parama yra svarbi, ar ji būtų techninė ar moralinė. Chersonas yra kasdien apšaudomas. Per 2,5 metų iš viso daugiau kaip 20 000 карtų. Kasdien čia žūsta žmonės. І, на жаль, ми кожного дня втрачаємо найцінніше, що в нас Deja, є. kiekvieną dieną prarandame tai, kas vertingiausia. Tai mūsų gyventojai. Mes atvykome prie parlamento šiandien kiek anksčiau. Stovėjome, bendravome ir vienas iš Lietuvos atstovų paklausė, kas naudosis šiais automobiliais. А хто буде користуватися цими машинами? Pasakiau, kad tai automobiliai, kuriuos naudos komunalinės tarnybos. Комунальні служби. Він каже, так як це комунальні служби? Jis nusistebėjo, juk tai premium klasės mašinos ir jas turėtų turėti tik svarbios personos, VIP asmenys. Aš jam pasakiau, kad žmonės, kurie tokiomis sunkiomis sąlygomis padeda išgyventi Chersono miesto gyventojams, ir yra svarbiausios personos. Вони є дуже важливі люди. Šiandien mes išlydėjom 3 lengvuosius automobilius į Chersono sritį administracijai, ir 1 autobusą, kurio labai reikėjo Žitomiro gaisrinės pagalbos tarnybai, specialiai tarnybai. Jie labai džiaugiasi tuo autobusu. Šiaip mes darome, kanceliarija vykdo projektą transporto priemonių atnaujinimą. Ir tikrai labai smagu, kada mūsų transporto priemonės mes ne į kažkokį aukcioną atiduodame, parduodame, teikiame humanitarinę pagalbą tiems žmonėms, kuriems tikrai bet kokia pagalba yra labai reikalinga ir jie už tai tikrai yra labai dėkingi. Perduodamos transporto priemonės, techniškai tvarkingos, nuolat buvo kruopščiai prižiūrimos transporto skyriaus darbuotojų. Todėl, kaip tikisi kanceliarija, ukrainiečiams tikrai dar pasitarnaus. Pas mus transporto priemonės, kuriuos atidavėm dabar ką tik Ukrainai, tarnavo virš 20 metų. Visos transporto priemonės yra puikaus techninio stovio. Iki paskutinės minutės jie atlikinėjo tarnybinės užduotis, buvo vežami Seimo nariai ir delegacijos. Tai aš manau, kad tokią gražią dieną atidavimo ir kilniam tikslui turėtų jie dar tarnauti dar ilgai tikrai. Norėčiau padėkoti Seimui, Seimo kanceliarijai už pagalbą, už pasitikėjimą, už paramą ir kitoms įmonėms, kurie ženkliai prisidėjo prie šitos paramos. Tai beje ne pirmosios transporto priemonės, kurias kanceliarija perdavė Ukrainai. Pernai tie Hinkos kariniai civiliniai administracijai neatlygintinai perduoti 9 BMW automobiliai.